Labadiena, sveiki atvykę į Panevėžio futbolo akademijos stadioną, kur netrukus prasidės dar vienerios SMS Kredit.lt A lygos 5-ojo turo rungtynės. Panevėžio ekranas suklysta dabar ir galimybė Sūduvai kontratakuoti. Rafaelis Ledesma baudos aikštelėje kertasi kamuolį ir galiausiai smūgis į vartus Ledesma. Štai taip, ką aš ir sakiau, kad labai svarbus yra šis futbolininkas ir gali pats viską nulemti. Dabar kontrataka, išmaudė savo varžovus Ledesma, kiek paguldė dabar ekrano futbolininkų, kaip teisingai pastebėjo Sirkaliai. Ir Igoris Kozlovas. Dar vienas smūgis, koks įvartis. Igoris Kozlovas lygina rezultatą. Pavyksta jam įmušti. Galų gale prisitaikė. Ekranas prisitaikė Kozlovas. Kelis kartus mušė labai aukštai virš vartų, o dabar jau 35 minutę rezultatas lygus. Ledesma pasirengęs, dabar leidžia kelti kamuolį į baudos aikštelę Ledesmai. Ledesmos perdavimas, smūgis ir 2-1. Kurisgi futbolininkas muša, o tai atrodo yra Nerijus Valskis. O Igoris Kozlovas dabar kelia kamuolį į baudos aikštelę ir pavojinga situacija gali būti dabar. Smūgis ir įvartis! Lygų 2-2. Kone paskutinę rungtynių minutę gelbėjęs ekranas. Muša įvartį, kurisgi futbolininkas, atrodo, kad Vitalijus Kavaliauskas dabar. Nepatenkinti dabar Sūduvos futbolininkai, gauna ir sniego į aikštę sūduviškiai. Taigi 2-2. Tai baigė šios rungtynės. Po tašką pasidalyja Sūduva ir ekranas. Sveikiname ir su tuo. Ir vieną, ir kitą komandą.